Sėdi šeimyna žydų namuose, Chaimas kuičiasi, televizorių žiūri, valgo kažką, tai Sara skaito laikraštį ir taip, Chaimai, pažiūrėk, aš dabar laikraštį perskaičiau, kad vakaruose infliacija, prostitucija, viešieji namai, Chaimas taip, kas nieko, aš tik prisiminiau, kur palikau savo kaliošus. Uzbeko paklausė, ką galima padaryti iš 100 liemenėlių. 200 tiubetėkų. 2 žydai kalbasi, sako, Chaimai, klausyk, kad tu galėtum savo geriausiam draugui iki ryto paskolinti $100. Galėčiau, bet aš neturiu tokio draugo. Žinai, Abramai, kai aš pamatau tave, to iš karto prisimenu Chaimą. O ta ko taip? Jis man irgi skolingas ir neatiduoda. Sako, Joška, kodėl tu nebeloši su Chaimu kortom? Tu loštum su žmogum, katras visą laiką sukčiauja. Žinoma, ne, tavo tai Chaimas nežaidžia. Kuo skiriasi teroristas nuo žydų mamos? Su teroristu dar galima susitarti. Sėdė žydų šeimyna prie stalo ir motina savo Chaimui sako, Chaimai, tu žinai ką, aš tu siūlau rinktis vieną iš 5. Arba tu nedelsint uždarai fortečkę, arba tu 4 kart gauni per snukį.